Sveiki visi besiklausantys susitikimų iš ciklo Gyvename ir sugyvename. Mano vardas Artūras Virbutas ir šiandieną aš kalbinu psichologą, psichoterapeutą Algirdą Petronį. Sveiki visi. Sveiki. Šiandien norėčiau pradėti mūsų pokalbį tokiu klausimu. Algirdai, kada paskutinį kartą teko atleisti? Tai turbūt į savaitę ne po kartą tenka kam nors ką nors atleisti, nes gyvenime visokių įvykių vyksta ir kadangi šiandieną mes jau kalbėjome mūsų temą atleidimas, tai turbūt kalbėsim apie kokius čia atleidimus aš turiu galvoj, tai yra tos mažus atleidimus, kada maži dalykai vyksta, o jeigu apie rimtai, dabar reiktų pagalvoti, gal senokai jau. Taigi, Algirdas jau išdavė, kad iš ties aš iš pradžių neįvardinau, kokią temą šiandien kalbėsimės, bet iš klausimo jau suprato, kad šiandien mes kalbamės apie atleidimą ir manau, kad tikrai kiekviena pora, kiekvienas santykis pasižymi tuo, kad tikrai atsiranda viena, kita, trečia, penkta proga atleisti arba smulkesnius dalykus vienas kitam, arba atleisti už daug rimtesnius dalykus vienas kitam. Tai jeigu taip galėtumėt vis tik tais kaip specialistas pasakyti, kaip yra su tuo atleidimu, kiek jisai reikalingas kaip asmeniui, kiekvienam iš mūsų kaip asmeniui ir iš principo mums kaip porai, kaip taip pasižiūrėtume iš šono, fenomenaliai kaip dalykas atleidimas, kiek jis naudingas porai ir kiek jisai reikalingas poros santykiuose. Manau, tai labai svarbus dalykas, tai yra labai svarbus santykių elementas, kuris leidžia netempti savo santykiuose nuoskaudų ir pykčio tokių uodegų ilgų, kurios gali susikaupti per ilgą laiką ir leidžia atkurti ir tarpusavio santykius, taikytis ten, kur buvo susipykę, bet taip pat leidžia ir rasti vidinę taiką arba jausti tokią vidinę ramybę, kad tos skausmingos ar sužeidžiančios situacijos jos gali būti išspręstos, jos gali pasibaigti ir likti tarsi istorija, likti praeitim. Tai todėl manyčiau, kad tai svarbi dalis santykių, tas galėjimas atleisti. Galėjimas atleisti. Gerai, o dabar tada, jeigu taip sakėt, taika su savim, vis tik ar ne, jeigu iš šono labai dažnai žmonės, kai kalba, aš atleisčiau, jeigu man palengvėtų, arba aš atleisiu, kai man palengvės. Kalbant apie tą ramybę, taiką su savimi, kaipgi vis tik yra atleidimas, ar jis yra daugiau ta emocija, ar tai yra jausmas, ar vis tik tais atleidimas yra daugiau toks, kaip apsisprendimas, pasiryžimas, ar ten tiesiog tikslas ar iššūkis. Taip, aš manau, kad ir viena, ir kita. Atleidimas yra procesas, kuris apima ir jausminius, ir tokius, kognityvinius, ar ne, kaip sako psichologai. Tai yra proto, minčių pasaulio dalykus ir taip pat ir valios, tokio, pasirinkimo. Tai, manau, visus tris elementus apima atleidimo komponentas ir šitame procese turbūt skirtingose momentuose skirtingi dalykai tampa svarbus. Tai yra procesas, kuris gali trukti ilgai, jisai gali užtrukti ilgai priklausomai nuo įvykio, nuo situacijos, kas ten įvyko. Priklausomai nuo įvykio, nuo situacijos, tai čia galbūt norit pasakyti, kiek mes jaučiamės įskaudinti, ne kiek smarkiai mus sužeidė, įžeidė, kokios svarbos įvykis. Be abejo, nuo įvykio svarbos ir turbūt sakyčiau nuo subjektyvios įvykio svarbos, kiek konkrečiam žmogui tai buvo, jautru ar skausminga, ar skaudu, ar kas ten įvyko. Tai visada mes tą subjektyvę prasme ją matuojame situaciją. Šiandieną, kai uždavėjai tą pirmą klausimą apie atleidimą, aš išskyriau tarsi, tas kasdieninės buitinės situacijas, tai yra maži dalykai, kur mes patiriam mažus netitikimus, santykinai mažus, tai nėra kažkokie įvykiai, kurie iš esmės supurto santykius ir aš turbūt, kai kalbėjau, tai aš kalbėjau ne tik apie šeimos santykius, tai yra ir su draugais, ir su kolegom, bet kuo gali būti. Tie momentai, kai kitas žmogus kažką padaro, ko tu nesitikėjai, arba tai yra netikėta, ar, kaip sako, sunervino, suerzino ar panašiai. Tai yra tos mažos situacijos, kuriuose mes jaučiam tą iššūkį iš tikrųjų, kaip tada susidėlioti tą santykį toliau su tuo žmogum ir kaip toj situacijai rasti
vidinę, nežinau, ramybę ar taiką. Tai šitos mažos situacijos jos tarsi yra paprastesnės, nors turbūt daug žmonių patvirtintų tai, kad jie turi tas tipinės situacijas, kurios juos užkabina. Ne? Tai yra vėlgi tą, ką kalbėjau apie subjektyvų reikšmingumą, kurio vienam žmogui koks nors vėlavimas 5 minučių yra absoliučiai nereikšmingas ir tas žmogus gyvena, tokio apytikrio laiko pasaulyje, kur laikas yra apytikrė savoka. Yra žmonių, kuriem gyvena labai tikslaus laiko pasaulyje ir jiem 5 minutės, kad jeigu susitarėm 2 valandą, tai reiškia 2 valandą, o po 2:05 tai jau yra visai kitas laikas ir kaip kitas žmogus gali taip manęs negerbti. Ir tai yra tokia, to žmogaus, ir čia netgi ne apie sąmoningą poziciją kalbam, bet apie tai, kad tam žmogui tiesiog užverda emocijos, jam užverda jausmai ir tada tas atleidimo momentas tai yra ne tik tai, kaip tam žmogui atleisti, pavadinkim, kaip santykiai, kaip bendrauti, pasakyti, nepasakyti, kaip kalbėti, kas toliau. Bet tai yra iššūkis ir tam pačiam užvirusiam žmogui kažkaip tvarkyti su savo to kunkuliuojančiu, nežinau, kuo ten, susierzinimu, nuoskauda ar kažkokiais kitais jausmais. Ir tai irgi yra atleidimo dalis, tai yra leisti visų pirma įsivardinti savo, ką aš jaučiu, kas su manim vyksta. Kad galbūt gyvenimo bėgiai jau pažinti, kad yra situacijos, kuriuose aš aštriai reaguoju ir galbūt aš perreaguoju. Tai šitos buitinės arba tos mažos situacijos, čia irgi yra atleidimo elementas, tai yra turbūt ne tik atleidimo, tai yra susivokimo savo emocijose, savo tokiam reagavimo būdą, į ką aš reaguoju aštriai. Ir tai padeda nepasiduoti tam pirmam impulsui ir vertinti ir, sakysim, kritiškai žiūrėti į tą kitą žmogų, leidžia tarsi suvokti savo ribotumą ir kai suvoki savo ribotumą, tai tada kartais lengviau ir kito ribotumus priimti ir tada jau galvoti, iš tikrųjų, kaip čia su tuo atleidimu, to mikroatleidimu. Tai čia apie tos mažas situacijas. Aišku, yra didelės ir aštrios situacijos, kur tikrai laikė tai tęsiasi ilgai ir tada galima kalbėti ir būna tie tokie, sugrįžimai, toks ėjimas pirmin atleidimo keliu ir vėl sugrįžimai ir vėl ėjimas į priekį. Toks procesas būna ilgesnis ir sunkesnis. Galbūt iš to ilgesnio proceso, nes laiks nuo laiko girdim poras, arba visokiausia, kai būna liaudės patarimai ir liaudės išmintis, kur siūlo, kad visus ginčius, visus kivirčius, visus nesusipratimus reikia išspręsti iki užmiegant. Tai aš suprantu, jeigu mes kalbam apie tokius rimtesnius sukrečiančius įvykius, tikriausiai nepavyks taip išsispręsti, išsiaiškinti ir prie viso to dar ir atleisti vienas kitam, iki spėjant užmigti, arba reikės nemiegoti porą mėnesių. Sunku būtų porą mėnesių nemiegoti, o kartais ir ne vienus metus. Visokių tų istorijų žmonių gyvenimų būna. Aš nežinau, yra tas patarimas, jis toks, kai kurie žmonės jį naudoja ir jiems jisai tinka, kitiems žmonėms visiškai netinka, tai aš siūlau taip, šitoje vietoje pasimatuoti šiek tiek kaip drabužį, ar jis jums tinka, ar jums su juo gerai. Bet čia aš galvočiau, kai klausai, tai kas tai yra atleidimas? Jausmas, mintis, ar valios veiksmas, apsisprendimo veiksmas? Aš sakiau, kad visi trys. Tai aš galvoju, vienas dalykas tai ta nuostata, kad vis dėlto iš principo aš norėčiau ieškoti būdo, kaip atleisti ir kaip rasti taiką su savim ir galbūt su kitu žmogum. Ar nenorėčiau? Tai yra toks svarbus klausimas savo visada tokiose situacijose ir galbūt, bent jau verta, prieš užmiegant šitą klausimą savo užduoti. Jeigu jau pakankamai pavyko įsivardinti, ką man skauda, dėl ko aš pykstu ir kame jaučiuosi užgautas ar užgauta. Nes atleisti gali tik tai, kai žinai, ką atleidi, kai žinai, kas įvyko, kai žinai, dėl ko tau skauda, kai žinai, už ką pyksti. Tai tik tada išeina kalbėti atleidimą, nes atleidimas tai nėra toks greitas pamojavimas taikos vėliava, kad greitai dabar susitaikom, kad viskas būtų gerai, kad tu tik tai ant manęs nepyktum, ir tais mes tarsi atsiprašymas naudojamas kaip toks, greito
tokio išvengimo pasiekmių, kad klausytis kito žmogaus, ką aš ten pasakiau ir kad jam ten skaudu ir tada aš greit sakau, oi atsiprašau, ar ne, tarsi bandom sustabdyti kito reakciją. Bet lygiai taip pat toks bandymas greitai atleisti, tai yra irgi kartais gali būti toks bandymas pabėgti iš tikrųjų nuo to susivokimo, kasgi įvyko, ar ne, dėl ko man čia skaudu, ką čia kitas žmogus, nežinau, pasakė ar padarė. Ir tam tikrai kartais gali reikti laiko, kad vien susivokti, kas čia įvyko, kad žinot, ką atleisti. Ir taip suprantu, ne, be vidinės taikos, kai kalbam iš tikrųjų apie kitą žmogų, apie porą, tai tada jau kalbam apie santykius, ne? Ir suprantu, kad visa tai, kas vyksta iki atleidimo, yra dalykai, kurie greuna santykiai, atitolinam vieną nuo kito, ne? Mylinčius žmonės vienas kitą mylinčius tolina. Ir vis tik atleidimas, suprantu, tai būtų apsisprendimas atkurti tą santykį, ne? Nu, jeigu tai mes kalbam apie truputį rimtesnį, ne kasdienės ten visokius ten netikėtumus, tai kas įvyksta dėl netidumo, netinkamos reakcijos tuo metu emocinės. Ar tiesiog tarpusavio skirtumų? Dėl tarpusavio skirtumų, ar ne, bet jeigu kalbam apie truputėlį sudėtingesnius procesus, nes tikrai žmonės gali užgauti, įžeisti, įskaudinti vienas kitą pakankamai rimtai pasistengia ir tada gali būti, kad tiesiog visai net nesinori turėti santykių su to žmogumi. Arba tu jautiesi taip nuviltas, taip įskaudintas, kad tau net netrodo, kad yra galimybė grįžti į santykių, tu galbūt visai net nenori. Taip, ir aš manau, tai yra labai svarbus etapas, tas galėti žinoti, kad aš turiu laisvę grįžti arba negrįžti į santykį. Tada apsisprendimas yra, toks, kaip čia pasakyti, tikras ar laisvas. Čia dar aš galvoju, kaip sakyti, viena vertus tai yra apsisprendimas, kita vertus tai yra procesas. Ir apsisprendimas tarsi rodo į kryptį, bet koks greitis bus to atleidimo, kaip jisai vyks, ar pavyks atleisti, tai lieka atvirų klausimų. Ir ar tikrai įvyks šitas procesas. Ir tai priklauso ne tik nuo apsisprendimo, mano manimo, nuo labai daug dalykų. Ir čia manyčiau, kad kartais atleidimas yra painiojamas su visai kitais dalykais. Pavyzdžiui, kartais atleidimas painiojamas su tokiu nusileidimu ar tai tokiu likimo aukos vaidmenį, kad mane galima skriausti. Aš atleidžiu, tai su manim galima negražiai elgtis kaip nors, ar negražiai kalbėti man. Ir tai nėra taip, atleidimas tai nėra užėmimas tokios nuolankios pozicijos neteisybės atžvilgių. Ir kartais žmonės sako, kad jiems sunku atleisti, bet aptariant tą situaciją, dėl ko jiems sunku atleisti, ką jie turi minty, tą sakydami, labai dažnai atsiskleidžia tas turinys šitos minties, kad jie nenori užimti tos tokios laikysenos, kad mane galima skriausti. Ir atleidimas tai nėra būtinai labai taiki kažkokia pozicija, tai yra įsivarnimas, kad taip, tai yra neteisinga, tai buvo, skaudu, ar tai netinka šitaip elgtis, o ne tai, kad mane galima skriausti. Ne? Antras dalykas, su kuo atleidimas kartais painiojamas, tai su tokiu, kito žmogaus veiksmų pateisinimu ar pritarimu kito žmogaus veiksmams. Kad taip, tas žmogus toksai, tokio charakterio ar su tokia istorija, jisai taip reaguoja, tai ką dabar darysi. Čia nėra atleidimas, čia yra kito žmogaus motyvų ar to žmogaus sąmoningų ar nesąmoningų motyvų supratimas ir tarsi bandymas įsivaizduoti, kaip tas žmogus jautėsi, kai darė tą, ką ten ar darė ar sakė. Ir bandymas, tarsi nepriskirti tam žmogui tokių iš esmės priešiškų paskatų, kad kitas žmogus taip darė, nes yra priešiškas man, bet aš pradžioje man taip atrodė, bet po to aš supratau, kodėl jis taip darė ir aš supratau, kad jis ten turi savo, būdą, charakterį, istoriją, dar ką, ir tai yra priežastis, o ne dėl to, kad priešiškai mane žiūri. Bet tai nėra atleidimas, tai yra supratimas kito žmogaus motyvo arba bandymas juos suprasti. Ir kartais tas irgi gali būti painiojama. Dar vienas dalykas, kur kartais irgi painiojasi, tai tie atleidimo būdai. Tas vienas principas akis už akį, tai yra tas vadinamas nebrandus atleidimas, kada atleisti aš galiu tada, kada kitas žmogus atlygino man skriaudą proporcingai tam, kiek nuskriaudė, arba pats nukentėjo tiek, kiek man žalos padarė. Tai tada jau galima atleisti.
Tai šitas atleidimas yra kartais vadinamas tokiu, nebrandžiu atleidimu, jis labiau būdingas yra vaikams, vaikai jį gerai suvokia, jie gerai suvokia tą atlyginimo tokį principą, tačiau žmogui augant ir brestant atsiveria ir nauja perspektyva atleidimo, to vadinamo brandaus atleidimo, kada yra atleidžiama ne dėl to, kad žala buvo atlyginta arba kad kitas buvo nubaustas, bet atleidimas vardan kažko, vardan gyvenimo, vardan perspektyvos, vardan mūsų santykių, vardan to, kad yra dalykai, kurie yra svarbesni už patirtą žalą. Taip galima galvoti ten apie kompensacijas, apie atlyginimą, apie pasiekmes veiksmų, bet atleidimas tai yra tai, ką ir kalbėjom, tas santykio atstatymas su kitu žmogum, kuris yra kažkaip tai remiasi tokia vidinė taika, kad yra, ir tada iš to galima ir taikytis. Vėlgi, kartais atleidimas painiojamas su pačiu susitaikymo veiksmu su kitu žmogum ir tai nėra lygiai tas pats, nes galima atleisti, bet nebenorėti su tuo žmogum turėti reikalų. Gyvenime, šiaip su kom nors, nebūtinai apie poros santykius kalbant. Bet nebesivelka tas emocinis krūvis, kažkaip atleidimo procesas įvyko ir ta kažkokia taika su savim ir su pasauliu atstatyta. Galima neatleisti kažkokiam žmogui ko nors, bet toliau palaikyti su juo diplomatiškus santykius, suvokiant, kad paaiškėjo, kad tas žmogus yra truputį kitoks, negu kad aš įsivaizdavau ir mane truputį pamokė dabar ir, kaip sakyti, man tenka su juo turėti reikalų, taikiai bendrauti, kiek įmanoma, bet tai yra jau kitaip, ar ne, vis tiek negu iki to. Tai nereikėtų vėlgi sutapatinti atleidimo ir susitaikymo, tai yra truputį, jie šalia esantis lygiagretūs procesai, bet ir tas vadinamas brandus atleidimas, kaip minėjau, jisai yra vardan kažko, vardan didesnių tikslų, vardan siekių, vardan santykių, vardan ateities, tikinti žmonės, vardan tikėjimo. Tai yra tas į ateitį nukreiptas veiksmas, kuris ir jisai yra nukreiptas ir į taiką su savim, ir su pasauliu, tikintiem žmonėm, ir su Dievu, ir taip pat su tuo žmogum, kuris padarė skriaudą. Tai yra toks, kaip sakyti, ir tam irgi kartais reikia laiko. Tam reikia laiko, tai visada yra iššūkis žmogui ieškant, tai kaip dabar žiūrėti į tą mūsų santykį, kaip man į gyvenimą žiūrėti, jeigu tai yra rimti kriziniai kažkokie sukrėtimai. Nes tie sukrėtimai tikriausiai, jeigu taip pasižiūrėtume, taip gražų žodžiai skamba taika ar nesantykis, bet iš tikrųjų skauda. Ne, jeigu tai buvo tikrai skaudus įvykis ir vis tiek procese, kaip sakėjai, tas sugrįžtam vis prisimenam, ar ne, vis tiek tai ateina, vis tiek tai truputį sugrįžta vienokia kitokia forma ir galbūt iš tikrųjų žmonės susiduria su tuo sunkumu, kad jie bijo atleisti, nežino, kad tas procesas skaudės, kaip ir pas kokį chirurgą pakliuvus ten su kokia nors smulkmena, visi žinom, kad reikia, kad skaudės ir kartais žmonės tikriausiai vengia netgi pradėti tą atleidimo procesą vien tik todėl, kad jie paprasčiausiai bijo, nes jie paprasčiausiai bijo, kad jiems skaudės. Ir lengviau sukišti kažkokį sandėliuką į stalčių, į spintos kampą ir sakyti, kad buvo ir praėjo, ir gerai, kad praėjo ir nelieskim tos temos, nes tiesiog paprasčiausiai žmonės bijo, kad juos vėl skaudins ir vėl jiems bus nemalonu. Taip, tas gali būti. Paminėjai tą situaciją, kai sugrįžta dalykai. Iš tikrųjų, jeigu kiek pastebiu konsultuodamas poras, kurios turėjo tokių sukrėtimų ir krizių, tai tas atleidimo ir taikymos ir santykių atkūrimo kelias, jis dažnai iš tikrųjų paima laiko ir jisai paima daug pastangų ir tokios ištvermės reikia, kadangi tai, su kuo susiduria įskaudintoji pusė, susiduria su tokiais prisiminimų sugrįžimais, jeigu anglišką terminą naudot flashbackais, tokia, kai grįžta tas jausmas, tarsi vėl atgal žmogus grįžo į tą traumuojančią, sužeidžiančią situaciją su visais jausmais,
su visų tų suvokimu, tų visų nepasitikėjimu, nusivylimu ar ten kokiais kitais panašiais jausmais. Ir tada visa tai tas kelias, kuris buvo nueitas, tarsi taikantis, atkuriant santykius, atleidžiant, atrodo tuo metu tarsi vėl yra sugriautas visiškai. Ir kai kuriems žmonėms tai yra labai netikėta ir jie nėra pasiruošę, kad tas periodiškai tas vėl grįžta ir tas grįžta rečiau, tas grįžta su mažesnė jėga, pavadinkim. Bet tas gali labai gąsdinti porą, tas gali labai gąsdinti tą kitą pusę, kuri jaučiasi, kad man ir vėl neatleidžia, man ir vėl primena, ir vėl kitas ar kitas skausmingai reaguoja, kad ir kokioje gražiausioje situacijoje, reiškia. Ir čia turbūt svarbu abiems suprasti, kad tas gali vykti procesas ir turbūt taip pat apie šitą ir kitus atleidimo dalykus mes videokurse, kurį ruošiame, turbūt kalbėsim detaliau ir daugiau ir plačiau ir taip pat apie šitą dalyką, kas ten svarbu ir kaip tokiais atvejais, į ką svarbu porai atkreipti dėmesį. Bet va čia vėl aš noriu tą pabrėžti, tą procesiškumą, taip galim pasakyti, kad tai yra procesas, tai yra kelias, kuris yra einamas ir kur tu neturi išankstinio plano, tų stotelių ir kaip tai vyks, kokiu greičiu tai vyks. Ir tas kelias einama, jeigu gal kalba apie santykių atkūrimą, jis einamas drauge, jis einamas dviese. Ir dar paskutinis klausimas šiandieną, kurį dažniausiai tikriausiai užduoda žmonės, tai ar galima už viską atleisti, ar už viską galima atleisti, ar vis tik tais, ar yra tokie poelgiai, tokios situacijos, kada žmonėms nepavyksta atleisti? Aš manau, kad yra. Kad ir kaip norėtųsi kalbėti, kaip sakyt, gražiai, kad viską galima atleisti, kad atleidimas viską nugali. Tačiau tai, ką tenka matyti, kad iš tikrųjų realybė yra ta, kad yra dalykai, kurių kartais žmonės tikrai neatleidžia ir kas gali jiem ateiti ir liepti atleisti. Atleisti tai nėra toks dalykas, kurį gali liepti, tai yra kelias, kurio jiem neišeina nueiti arba kuriam nėra galo. Tai, bet čia tikrai turbūt kalbame apie kraštutinius įvykius ir taip turbūt atsakyčiau, daugiau iš tokios, kaip sakyti, gyvenimiškos pusės. Realybė yra tokia, kad gali matyti, kad tikrai ne visada ir ne viską žmonės atleidžia. Tai ačiū labai, Algirdai. Dėkui visiems mūsų besiklausantiems. Iki susitikimo mūsų cikle Gyvename ir sugyvename. Viso geriausio. Viso geriausio. Visą kursą Gyvename ir sugyvename. Taip pat daugiau naudingos informacijos rasite internetinėje svetainėje sugyvename.lt.